Galima? Sveiki tautiečiai, jeigu mus matote ir girdite, atsiprašome už vėlavimą, dirbame šiek tiek pogrindžio sąlygomis, tad kokybė gali būti panaši, kaip žinot, sovietiniais laikais klausydavo Amerikos balsą ir ten prasidėdavo ūžimai. Atsiprašome už tai, gal ateityje dirbsime sklandžiau. Ir žinot, kad keisčiausia, kad net ir šitas mūsų kuklus ir toks gal net saviveiklinis bandymas šiandien sukėlė jau nemažą šurmulį Lietuvoje. Visai rimtų institucijų vadovai pradėjo svarstyti, ar nereikėtų šitų mūsų transliacijų uždrausti. Na, žinot, galima tik tai turbūt pasijuokti ir paironizuoti. Tai šią progą norėčiau pasakyti du dalykus, kad šiuos reportažus ir šios pokalbius kuria ne kokia nors partija, visuomeninis judėjimas Drąsos kelias, todėl juos nereikėtų mūsų valdžios vyrams sieti su rinkimais. Ir kitas dalykas, vis dėlto mes gyvename ne Šiaurės Korėjoje, o Lietuvoje, ES valstybėje ir bet kokios, man atrodo, pastangos apriboti interneto laisvę ir jį pažaboti gali kelti tik šypseną. O šiandien mes esame Neringos Venckienės namuose, Garliavoje, Klonio gatvėje ir pirmame savo pokalbyje pabandysime išsklaidyti Lietuvos žiniasklaidos, nenoriu pasakyti visos, bet daugelio žiniasklaidos priemonių ir prokurorų skleidžiamą mitą, kad Neringa Venckienė kažkur slapstosi. Miela Neringa, ar jūs iš tikrųjų slapstotės? Tikrai nesislapstau, bet esu po 2 kojos operacijų, tai neturiu galimybių vykti į prokuratūrą ir duoti parodymą. O jūs atakuoja, ar ne? Taip, tai 6 ar 7 baudžiamos bylos, areštuotas mano tetos butas, ieškiniai pareikšti mano mamai, mano tetai, tai bet kokiom priemonėm, tiek baudžiamosiom, tiek finansiniam, bet kokią kainą mums stengiasi palaužti. O dabar jūs man pasakykite, jūs šitiek metų teisiniai sistemoje dirbote, buvote teisėja, jūs girdėjote, kad prokurorai vaikščiotų į ligoninės, tikrintų nedarbingumo lapelius, kamantinėtų gydytojus ir tai abejotų jums keliamą diagnozę. Tai aš, bet mano vyras Aidas nėra tokiu atveju girdėję, kad man šaukimai atnešami į ligoninę į namus, kas 4 dienos atnešama šaukimas, tikrinami mano medicininiai dokumentai, tikrinama, ar iš tikrųjų vyko tos operacijos. Tai atrodo nesuvokiama, bet kokią kainą mane nuteisti iki rinkimų ir paskirti bausmę, kad aš neturėčiau galimybės dalyvauti. Tai taip sakant, tikslas liaudiškai sakant, jūs bet kokią kainą pasodinti, taip? Tai aš net nežinau. Ką jūs jaučiatės tokiu medžiojimu žmogumi dabar, taip? Per duris bijote išeiti iš šitų namų, taip? Nebijau aš jau šiame pasaulyje, tai nieko nebijau. Tai, ką aš esu pragyvenus ir ką aš esu iškentėjus ir ką aš esu mačius per tos 4 metus, tai mane vienas nepagąsdins. Paprasčiausiai tuo ir šiuo metu viskas nepasibaigs. Tai aš tai tikrai, aš net nesiruošiu, jie galvoja mergaitę prievartą išplėšę, dabar tas bylas kurdami, jie viską galvoja visiškai išvisinti, tai nieko nebus. Nu dabar jeigu jie pradeda kalbėti apie tuos nedarbingumo lapelius, transliuoja per žemės televizijos, tai žmonės galbūt tiki, kad sako, jūs simuliuojat. Aš žinoma, nežinau, aš dabar neturiu vaizdo. Tarp kitko, mes parodykime jūsų koją, gal jūs neužpyksite, taip? Matai? Matau. Taip? Manau ir žiūrovai mato, internautai visi. Taip? Tai, gerbiamas Vytautai, tai aš niekada nemeluoju ir neskleidžiu kažkokių netikrų istorijų. Tai, kad man buvo padarytos operacijos, tai yra faktas. Ir tai gali patvirtinti, tas operacijas darė gydytojai, seselės, slaugės. Tai, aišku, aš galėjau kentėti tuos skausmus, bet tai jeigu aš turėjau galimybę atleisti iš darbo, tai aš tos operacijos šiuo metu yra atliktos. Ir aš turiu visas teisės gydytis ir teisę į poilsį. Tai kodėl tai ginčijama?
Kodėl terrorizuojami gydytojai? Aš dar negirdėjau, kad būtų puolami gydytojai ir duodama suprasti, kad jūs ne tą diagnozę parašėte. Tai ką reikėjo parašyti, kad nebuvo operacijos? Taip išeina. Tai šioje istorijoje, žiūrėkit, kas darosi. Tai man jau įtarimus norėjau pareikšti Liepos 4, nors tik Liepos 2 aš esu atleista iš teisėjo pareigų. Po 2 dienų man įtarimus. O pedofilijos byloje ikiteisminis tyrimas pradėtas buvo 8 metais lapkričio mėnesį, o aš apklausta 9 metų birželio mėnesį. Tai ar tai protų suvokiam? Tai čia 2 dienos, o ten beveik po metų laiko. Tai akivaizdu, kur dedamos pastangos tirti, o kur yra viskas vykdoma. Pavyzdžiui, žinom partijų bylas, kur 6 metai viskas tyrima ir svarstoma, taip? Ir niekas to per daug nesidomi ir niekam neįdomu. Čia bet kokią kainą per 2 mėnesius nuteisti. Ir ne tik mane, bet ir mano tėvus, mano tetą. Klausykite, kaip jūs bent tokią prielaidą darot, kad, sakykime, dabar iš tikrųjų jums bus suteiktas turbūt imunitetas, ar kaip, nes apie politiką nekalbėsiu, kad nepažeisim įstatymą, bet jūs vis tiek paliksite namus. Taip? Ar jūs netmetate galimybės, kad vieną kartą pareis ir jūs uždės antrą? Tai visko gali būti, bet dar kartą noriu pasikartoti. Manęs jie nieko nepagąsdins. Tai žinot, čia visoji toje istorijoje, tai baisiausia, tai iš tikrųjų mergaitės likimas ir mano brolio mirtis. O visa kita, tai kas tas daromas ir kas tas turtas ir tie pinigai prarasti, ką jie čia iš manęs prisiteisinėja. Tai mergaitės gyvenimas prievartauta, našlaitė ir vėl grąžinta į tą aplinką, kur pagal prokurorų kaltinamą aktą jinai buvo prievartaujama. Tai va, kur visa yra tragedija ir visa, kas yra baisiausia. Tarp kitko, ką tik Lietuva sutiko tokią dieną gražiausią metų švenčių, ne, rugsėjo 1. Ar jūs turėjote galimybę šią progą gražią pamatyti savo dukterėčią mergaitę? Mes apskritai 110 dienų galima skaityti, jokių žiniuotė nėra. Ir jūs nematėte jos nuo to laiko, kai ją iš čia klykiančią išnešė, nematėte? Tai mes ne tik nematėme, bet faktiškai apie ją nežinom, nei ką jinai veikia, nei kur yra, nei kokia jos sveikata, nei kaip jaučiasi. Tai mano mamai yra leidžiama tik kartą į savaitę parašyti elektroninį laišką. Ir net negalima mergaitei užduoti klausimų. Iš esmės jokios negalima užduoti. Vaiko teisės uždraudė mamai klausti, kaip mergaitė gyvena. Tai iš esmės tai atgalinio ryšio nėra iš mergaitės. Yra tik jai laiškai, kuriuos perskaito. Nežinia kas. Ne pati mergaitė, bet vaiko teisų apsaugos tarnyba pranešė, kad perskaito psichologas. Valstybės saugumo departamento psichologas. Arba tas asmuo, kuris čia nešia, advokatas, taip? Gali būti, kad Černiauskas skaito. Tai mes nieko nežinome. Faktiškai jokio grįžtamojo ryšio iš mergaitės nėra. Aš nenoriu labai leistis į detalės, tas teisinius visus niuansus, bet gal jūs man pasakykite, jūs teta neturi galimybės pasveikinti savo dukterėčios rugsėjo 1 progą. Seneliai irgi neturi galimybės. Tai ne tik šią progą, jūs apskritai nuo jos atriboti visi. Taip? Kokiu teisiniu pagrindu? Kokiu įstatymu remiantis? Ar kokiu žmogaus teisų konvencijos punktų, kurią Lietuva turėtų, ar kokiu pagrindu jūs atriboti? Tai pagal civilinį kodeksą, tai teta kaip ir nepriskiriama artimų giminaičių grupiai, seneliai priskiriami. Bet Stankūnaitė neleido jiems pasimatyti, tai kadangi neleido, tai birželio mėnesį aš tėvams surašiau ieškinį dėl vaiko bendravimo su seneliais nustatymo tvarkos. Tai birželio mėnesį užvesta byla, tai iki šios dienos nėra buvę nei vieno posėdžio Raseinių rajono apylinkės teismas neva nagrinėja bylą, bet tačiau per 3 mėnesius nesugebėjo nei karto tos bylos paskirti ir nagrinėti posėdį. Tai aš manau daroma viskas vykdinama. Ir kai buvo užvesta byla, tai mano tėvams iš karto pareiškė įtarimus, kad jie neva mergaitę sužalojo, dar kažkokių dalykų. Nu, žodžiu, dėl teismo sprendimo neįvykdymo mano tėvams šiuo metu pareikšti įtarimai. Tai Černiauskas viešai kalba, kad kol jie nebus nuteisti, kol neišsispręs jų baudžiamoji byla, to neleis pasimatyti. Bet niekas nekelia klausimą, o pedofilijos byla, tai niekam nebuvo svarbi pedofilijos byla, neišsprendus jos vaikas grąžintas Stankūnaitei. Tai va čia tas paskutinis iš tikrųjų argumentas, kuris daugelį žmonių dar mane galutinai įtikino, kad čia yra be galo nešvarus dalykas. Kai nenustačius kalta ar nekalta motina, teisminiu keliu, buvo grąžinta mergaitė. Tada visi suprato, kas vyksta.
Galutinai aš taip manau. Ir dar to, būdamas šito, tai kaip jinai buvo grąžinta. Tai aš dabar paskutinį skaičiau Vaicekauskienės patvarkymą, tai niekas va šito nežino. Tai Vaicekauskienė rašo, kad mergaitės rankas nuo neringos kaklo nuėmė vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai Didžbalėje. Tai ką reiškia? Reiškia, mano vieną ranką priešai vienas policijos darbuotojas, kitas, o mergaitės rankas nuo mano kaklo nuplėšė vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoja, o mergaitę Stankulytė nuplėšė ir išnešė kartu su Černiausku. Tai kaip vaiko atžvilgių prievarta nebuvo naudojama, tai prievarta buvo nežmoniška. Tai čia iš vis proto nesuvokiama, iki ko viskas yra nusiritę, iki ko degradavusi Lietuva ir mūsų valdžia, kad čia suprantu, čia nei ašarų, nei to nuostabos jau niekas nekelia. Nes iš esmės tai jie daro ką nori, dėl to, kad nėra jokios atsakomybės. O kaip Jūs manote, Jūsų skausmas, visą šitą Jūsų tragediją dar suranda atgarsį žmonių širdys ar ne? Nes aš girdėjau, Jūs vėl kviečiate į mitingą šeštadienį, Vienybės aikštėje Kaune, ar ne? Prie Karo muziejaus. 12 valandą. Jūs manot, žmonės dar sureaguos į Jūsų kvietimą? Aš manau, kad tie žmonės, kurie ne tik skaito Lietuvos rytą ir žiūri gyvenimo laidas, bet kurie seka visus tos įvykius, tai jie supranta, kas čia vyko tos 4 metus ir kas yra kaltas, o kas yra auka. Ir aš manau, kad yra tikrai daug žmonių, kurie supranta, kad mergaitė, kuri buvo išnaudota, grąžinta atgal tiems, kurie galimai yra nusikaltėliai. Ir aš manau, kad tikrai šeštadienį 12 valandą Vienybės aikštėje mergaitę palaikantys žmonės tikrai susirinkti. Kuo Jums šitos dienos dar ypatingos? Tai Rugsėjo pradžios. šiandien rugsėjo 4, tai mano broliui būtų sukakę 40 metų. Tai dėl to, kad jisai tą mergaitę savo mylėjo, dėl to, kad negalėjo tylėti, kad jinai buvo seksualiai išnaudota, ieškojo tiesos, tai 2 metai kaip palaimintas. Ir ne tik prarado per tai gyvybę, bet dar ir savo gerą vardą prarado, nes buvo apkaltintas žmogžudystėm. Ir tai paskelbus niekas toliau nieko neturi ir niekam nerūpi, ar ne? Jo vardas. Tai niekas, tai pats Kliunka drebančiom rankom paskelbė, kad yra piršto antspaudai ant ginklo. Tai susipažinus su byla aišku, kad tų pirštų antspaudų nėra, pati generalinė prokuratūra paneigė. Vėliau mums susipažinus su byla ginklas rastas prie Naruševičienės kūno, taip pat nėra jokių pirštų antspaudų. Taip pat buvo iš gatvių paimta filmuota medžiaga, kuris siųsta į Švediją. Tai generalinė prokuratūra turi atsakymus, kad Kedys neatpažintas, yra apklausti 7 žmonės, kurie matė nušaunant Furmanavičių. Tai visi kategoriškai tvirtina, kad buvo 2 žmonės ir ne vienas iš jų nebuvo Kedžio. Tai niekam neįdomu. Jisai liko žudikui ir niekam ta tiesa neįdomi. Jums nekyla toks klausimas, ką Jums Dievas ar aukščiausiasis nori šito išbandymu pasakyti? Jums ir Jūsų artimiesiems. Ir visiems žmonėms Lietuvoje. Nežinau, ar aš teisi ar ne, bet aš manau, tai gal kad, aišku, ką aš iškentėjau, tai aš nelinkiu niekam, bet galbūt ta kančia tai yra kažkoks ženklas, kad Lietuva turi keistis, nes taip negali būti, kad aukos verčiamos nusikaltėliais, o nusikaltėliai aukomis. Ir aš manau, kad tikrai tos permainos bus ir aš tai manau, kad daugelis žmonių supranta, kad taip gyventi, kaip buvo iki šiol, tai negalima. Ir mes tikrai turime dėti pastangas, kad keistųsi ir žmonės turi jungtis gyvenimą. Ačiū Jums, dėkoju visiems, kurie mūsų klausė ir žiūrėjo. Tikėsimės, kad tai bus ne paskutinis mūsų susitikimas. Visiems ir sėkmės. Iki.